Sveikinu Jūs antroji daly Masterclasso 5 moters potencialo raktai. Pirmoji dalis yra įraše, o šiandien tęsiam truputėlį irgi apibendrinsiu dar, gal kitais žodžiais, bet tą pačią esmę, ar ne? Kaip ir sakiau, kad aš labai stipriai save taip analizavau ir supratau, kur mano stiprybė, kaip ekspertės. Ir aš supratau, kad mano stiprybė yra perkurti naują realybę. Tai reiškia, kad aš savo gyvenime pabuvau įvairiuose rolėse, kaip sakau, trumpai šiandien labai gerai, bet taip buvo pirmas vyras, pirmas verslas, aš buvau tokia, su tokia vibracija, mąstymu, gyvenimo stailu. Toliau buvo verslas, su kitu vyru gyvenau. Vėl kitokios užduotis, kitokia energetika, kitoks maštabas, ar ne, kitoks atsakomybės lygis. Toliau šiandien nebepasakosiu, kaip aš atsidariau, kaip aš atsiradau Anglijoje, ar ne, irgi perkuliau vėl naują savo realybę. Vėl iš naujo gyvenimą pradėjau, naujoj šaly, anglų kalbą reikėjo išmokti, adaptuotis, būstą rasti, mašiną dešiniai pusėje išmokti, kitaip vairuoti, vėl kitas partneris buvo. Toliau kita realybė buvo, taip ir ten buvo kitokia rolė, kai aš pradėjau dirbti socialinėse tinkluose jau pagal savo misiją, kai irgi stipriai save perrinkau energetiškai, išėjau kaip visiškai kitoj roliai, ar ne, kaip transformacijos ekspertė, autorinės programos autorė, visiškai kitoks darbas, gyvenimo stilius, persikėlėme į Ispaniją, vėl aš kitokia, taip ir ten viskas, tu esi kitokia, tu esi brandesnė, tu esi drąsesnė, tavo vibracija, tavo energetika kitokia, tu perkuri savo realybę. Teisingai? Tai yra visiškai kitoks gyvenimo stailas, adaptacija. Tai ir aš daug tokių dalykų praėjau. Ir vakar aš jums žadėjau, gal tada, kad papasakosiu dar, gal truputėlį vėliau, gerai, dar pasakysiu, ką aš pragyvenau. Ar dabar, nežinau net kaip čia padaryti. Gerai, davai, tada važiuojam stipriai, iš karto, tegul būna, nereiks po to nervuotis. Ir dabar, kai aš dirbu su savo autorinė programa, nes jin buvo stipri programa, kurią aš remiausi savo patirtim, visais mokslais, kuriuos aš praėjau, ten visus surinkau savo patirtį, suvokimus naujus, ar ne, eiliškumą, kaip aš tą praėjau, kad galėčiau savo klientės vesti. Buvo stipriai paruošta, su mentorės pagalba ir nemaži pinigai sumokėta, kad paruoš stiprią programą. Ir rezultatai buvo geri. Ir man buvo, kaip pasakyti, aišku, supras kokie žmonės, ką mes veikiam, ką jos praeina, kokios vidinės ten programos paterna ir visa kita. Ir kai aš pradirbau su ta programa 6 metus, buvo tokia situacija, kai, tarp kitko, aš dariau kiekvieną kartą, kai aš perkūriau naują realybę, aš darydavau naują finansinį lygį. Pavyzdžiui, ten buvo 800, keitė, dar tada, kai Lietuvoje gyvenau, 800 eurų uždirbdavau iš vis, kai dirbau darbe ir pasakiau, aš renkuosi naują, man čia negerai. Taip, nes aš sakiau, kad aš visada išeidavau iš ten, kur aš nesijaučiau laiminga. Ir kai aš dirbau samdomam darbė ir pasakiau, ne, aš verta daugiau, aš išėjau į nežinę, aš nežinojau, ką veiksiu. Mano mama sakė, tu durna, ką tu iš vis galvoji? Būtas reikia ten paskolą mokėti, o vidum aš visą laiką buvau stiprintuitė. Aš žinojau, kad mes įsiviniosim, kad bus kažkas tai gero. Aš tada natūraliai dariau, tai gal dar tų baimių, nusivylimų nebuvo, ar ne, tos patirties tokios, kada tau, tu eini iš tos prigimties ir viskas taip gaunasi. Ir kai aš palikau darbą, už 4 mėnesių man poptelėjo mintis daryti laikrodžių taisyklą. Ir mes su vyru, nes mano vyras tada mokėjo laikrodžius taisyti, bet nebuvo pakankamai darbo. Atidarėm laikrodžio taisyklą, aš dirbau kaip priėmėja ir aš išėjau 4 kartus didesnius pinigus. Toliau, kai vakar irgi sakiau, kad aš su vyru mačiau, kad nebegyvensiu ir man reikia savo verslą pradėti, nes aš nenorėjau dirbti pardavėją kasoj. Aš norėjau, kažko kito. Pas mane viduje intuicija, sielos balsas sakė, gėlės, gėlės, gėlės. Ir kai nusprendžiau, kad darau gėlės, aš pasakau, kad aš nemokėjau jokių puokščių, jokios floristikos nebuvau. Tai buvo mano intuicijos balsas, aš atidariau gėlių parduotuvę ir aš išėjau į 2,5–3 tūkstančių. Tada, anais pinigais litai buvo. Jau ir aš 10 metų
džiaugiausi savo va tą veiklą, taip, ten buvo, aš daug dirbau, bet tai buvo mano sielos pašaukimas, buvo mano talentai, buvo daug kaifo ir malonumo nuo to. Tik tiek, kad aš, nu, tada irgi galvoj buvo, kad, ai, kažkada būsiu laiminga, kai bus daugiau parduotuvių. Nu, jo, ir tada, kaip pasakyti, kai gyvenimas mane jau sustabdė, kad pinigus didesnius uždirbti ir laimę atrasti reikia kitaip, tada aš pasakau, kad aš atsidūriau Anglijai ir gyvenimas mane pasodino tarytum ant atsarginio solelio, kad reikėjo suvokti, kad yra kažkas daugiau, kad yra čia gilesnis lygis, kaip pasakyti, visi tie nematomi energetiniai, dvasiniai dalykai, ar ne, ten kaip kas vadinama, ar ezoteriniai. Ir, žodžiu, buvo toksai savęs perrinkimo stiprus momentas. Toliau atsitiko etapas, kai aš jau buvau pasiruošusi stipriai tam ir širdimi irgi žinojau, viduje intuicija mane, nu, diktavo tai, kad mano kelias yra, vat ta transformatorė, bet kaip aš tą darysiu, aš nežinojau, neįsivaizdavau. Aš supratau, kad aš pati asmeninę transformaciją nemažą praėjau. Aš supratau, kad aš visai kitokia palyginus, kai buvau, aš galiu padėti ir buvo tas vidinis jausmas. Ir tada, nu, kad čia mano kelias, bet buvo labai labai daug stagnacijos, nes jūs žinot, mes turim blokus, mes turim ego. Ir žodžiu, toliau atsirado mano gyvenime programa, mentorė, kuri padėjo man ir energetiškai sustiprėti, nes dar trūko tam tikrų dalių, pasitikėjimas, ten sindromas apsišaukėlio buvo, kas aš tokia, aš diplomo neturiu. Nu, turbūt jeigu kas dirbat, praėjo tuos dalykus ir klientai jūsų praeina ir jau, nu, žmonės, kurie dar tik dabar į tą veiklą eina, irgi praeina. Nu ir žodžiu, aš pradėjau dirbti šitoj veikloj ir tada aš išėjau, padariau, nu, nežinau, gal X8, nes aš pradėjau per pirmuosius metus uždirbti 100 000 eurų. Ir mes laikėm tą ribą, va tokią kartelę, 6 metus. Ir paskutiniai metai, jau su maža komanda, aš pasakau, kad pas mane dirbo dukra ir vyras, mes va taip visą draugiškai šeimos tokia komanda. Pas mane, kaip pasakyti, mokesčiai maži. Mes visai gerai laikėmės ir tuo labiau, kad aš turėjau ir balansą tokį gyvenime, mes ir keliavom, bet ir iš Meksikos vedžiau savo masterklasus, ir Bulgariją, ir Europą. Nu, neprisimenu, kur mes, nu, nemažai tų šalių apvažiavom, ta prasme, galimybės darbo man tai leido. Ir buvo tokia situacija pernai rudenį, kai mes planavom dar rudenį daryti 2 masterklasus ir mes atsisėjom su komanda, susitikime, nu, į mūsų, nu, kaip sakyti, susirinkimui, ar ne, mūsų tos team komandos. Ir mes kalbėjom apie tai, vau, mes jau padarėm 100 000, šiais metais bus, vau, rekordas, pramušim lubas. Ir kas atsitiko? Atsitiko tai, kad aš dariau masterclass vieną ir kažkokia iš vis nesąmonė gavosi. Ta prasme, buvo daug registracijų, 660 registracijų kažkur gal buvo. Ir aš surinkau iš vis ten minimalią grupę, pačią minimaliausią, kokią aš iš vis buvau turėjusi. Per visus tos 6 laikus. Aš supratau, kad kažkas čia neveikia, bet tuo metu aš keičiu avatarą, į verslą daugiau. Mes pagalvom, gal mes nepataikėm mūsų idealaus kliento. Tada aš padariau 2 masterclass, irgi š. Padariau 3 masterclass, irgi š. Tada dar 1 padariau masterclass, pamačiau, kad absoliutiškai š. Ir tada supratau, Asta, nu, biškiai atsibusk jau. Negi tu nesupranti, kad čia jau yra ženklai visatos. Ir va nuo tada mane stipriai sustabdė. Ta prasme, masterclassai neveikia. Taip, ir toks ir nusivylimas paėjo po 4 masterclassų, ar ne? Todėl, kad tu daug savęs atiduodi energetiškai, tu jau stresuoji, algas mokėti reikia, jau kvepia kažko visai neokiai. Ir ką aš pradėjau labai stipriai jausti, nu, tokį vidinį, ne tai, kad aš ten nukritau į auką ar visą kitą, bet aš pradėjau praeiti transformacinius stiprus momentus. Ta prasme, mane stipriai labai pradėjo mėtyti energetiškai, po to aš dar nuėjau irgi tokį į savęs stiprinimą, absoliutiškai naujus dalykus, nes aš tada aš nesupratau, bet aš intuitas žmogus. Jeigu man reikia į kažkokią programą, atsiranda kažkokie mokymai, aš širdim pajuntu, į kurią man nereikia ir į kurią reikia. Vat visą savo šitą laiką aš buvau mokymuose stipriuose, vat per tą, kai aš buvau mentorystėje, kai dirbau kaip transformacitorė, aš visada turėjau savo, nu, jeigu ne mentorius, tai stiprius mokymus tiek verslui, tiek vidiniam savo pradirbimams, aš sakau, aš šitos dalykus visą laiką rimtai žiūrėjau.
Tai jau kad aš supratau, jeigu aš dirbu su grupe, man reikia tokio, kaip pasakyti, kito energetinio konteinerių, stipresnio žmogaus mentorio, kuris mane energetiškai palaikytų. Ir ypatingai dar tame etape, kai mes renkamės save kaip, o įrašas eina, merginos? Eina. Vėl klausiu šiandien, nes man nerodo. Ir ta prasme, kad mes kai vedam žmonės, ir ypatingai kai dabar aš tą galiu vardyti, tada aš dar nelabai suprantu, kad jie yra stiprioj matricoj savo proto ar ne, visų tų programų, kad juos tiesiog reikia iš ten ištraukti, tu turi energetiškai būti stiprus. Nes dabar aš suprantu, koks yra pats svarbiausias ir geriausias, ką gali mentorius arba transformatorius, nu kaip jūs ten vadina, duoti ar ne, nu tavo mokytojas ar vedlys, ar, nu kad ir mes kolegos, bet vis tiek jisai laiko tau svarbiausia energetinė erdvė, tam, kad tu būtum stipresnis. Ir tada transformacijos vyksta ir tavo pačios stipriai, ir tavo klientų. Ir va tada, kai aš supratau, va kai man pradėjo visi tie dalykai atsitikti, ar ne, aš supratau, kad čia kažkas totaliai nebeveikia. Ir mane nuvedė į kitą programą, kur jau buvo sielos lygmuo, ta prasme, išėjimas iš fragmentacijos sielos. Nes iš tikrųjų, kai mes dirbam dar tik tai su pasąmonė, tai su tais vadinamais pasąmoniais blokais mes dirbam toj sferoj, toj daly, kur mes asmenybę dar susirenkam. Blokai pasąmonės, asmenybės dalis, ar ne, ten vaikas, nu aš dar kartą, ten giminės visi tie energetiniai dalykai. Nu, energetiniai giminės jau prasideda daug ir energetikos, nu. Bet toliau aš supratau, kad aš tą etapą praėjau, kad mane gyvenimas jau, kaip sakyt, direction į kitą pusę. Ir aš tada praėjau, aš šiandien daug nepasakosiu, bet tai į temą todėl paminėsiu. Aš dariau, buvo pas mane toks vakaras, žvaigždžių sielos takais. Ta prasme, aš pradėjau, mane stipriai, labai stipriai pavedė į tokią programą, kuri leido man savo surinkti sielos gabalėlius. Tai kad mūsų energijos nėra. Taip mes vakar kalbėjom apie energiją, aš tuoj priminsiu, susirinkti savęs, kur mes save išbarstėm kituose įsikūnijimuose, ta prasme, jau gilesniai dalykai, evoliuciniai kiti dalykai paėjimas. Ir va tada aš praėjau labai labai stiprų energetinį valymą, kaip ir sakiau, vakar minėjom, kad dabar į žemę paduodami stiprus labai energetiniai dalykai. Tuoj man čia mirksi, aš jaučiu jį atjungsiu. Nes dėmesį traukia, tas ekranas mirksi man. Jo, ir žodžiu, va aš praėjau tokius dalykus. Ir kas atsitiko? Pas mane ėjo stiprus nunulinimas. Nunulinimas kaip? Aš supratau, kad aš jau pradėjau jausti energetiškai, kad aš nebepanešu bendravimo su komanda, kad aš darausi irzlė ant kažkokių tai smulkmenų, kad nu, aš energetiškai to nebepavežu, kad aš jaučiau tada, kad aš nebegaliu net eiti pas savo mentorę, kad aš nesumokėsiu, nes tada pas mane jėgos eiti kažkokį proveržį vidinės nebuvo, visai ne ta energija. Ta prasme, mane stipriai ruošia, buvo stiprus etapas, todėl aš, kaip pasakyti, iš pradžių atleidau, nu mes susitarėm, taip dukra mano išėjo, jinai savo kaip keliais, kaip sakyti, ar ne, viskas ok, mes normaliai viską tą supratom, kad kažkoks tai etapas baigėsi. Toliau aš dirbau ir pas mane nebuvo energijos, nebuvo supratimo, kaip vesti klientus. Nu, aš negaliu išeiti kažką ten, kaip pasakyti, parduoti žmonėm, jeigu aš pati nesuprantu. O mane, nu, ta prasme, vat, praeiti reikėjo stiprus momentus, todėl kad tai nebuvo nieko panašaus, ką aplinkui žmonės ir vat kalba. Aš vakar irgi sakiau, ar ne, tie specialistai, kurie kalba. Nes aš ėjau pas atrodo tokius stiprius specialistus, nes man buvo neaišku pagalbos prašyti ar ne. Ir pas juos tie metodai buvo labai panašus, kaip kad aš daviau, o man reikėjo naujų dalykų. Taip atsirado, kaip pasakyti, kursai, mokymai, bet tai nebuvo individualus, todėl daug ką pačiai reikėjo, kaip sakyti, grebliuoti, suprasti, susidėlioti. O kad dirb su klientais, tai absoliutiškai nebuvo aiškumo, net jeigu ir aš gavau, kaip pasakyti, iš aukščiau nuorodą, ar ne, kad realybės kūrimas, todėl kad man nebuvo aiškus, ar ta realybė perkurti einant į naują, ar čia dabar kalba eina apie tą naują age. Ir tada aš pradėjau labai labai stipriai, šlubuoti, ar ne, finansiškai. O toliau
transformacija tęsiasi labai stipriai, ta prasme, pinigai į nulį, komanda subirėjo, o ant galo skyrybos su vyru. Va, totalus nunulinimas. Mes, aišku, labai, nebuvo skausmo, todėl kad mane į tos programos išsivalymas, aš dabar jau žiūriu iš sielos ligmens, ką mūsų sielos veikia. Aš suprantu, kad tarp mūsų yra karminiai partneriai, kad mes tam tikrą užduotį su šituo partneriu atlikom, todėl mes labai ramiai su juo susėdom kaip išmintingi žmonės, pasikalbėjom labai atvirai, kad tarp mūsų yra dar tokių daug labai gerų, gražių dalykų, mes 11 metų kartu padarėm, bet energetiškai mes nebetinkam viens kitam, nes mes lygioj vietoj pradedam viens ant kito kelti balsą, mes nebesijaučiam laimingi kartu, pas mus seksualumas toli, ta prasme, viskas, nuėjo į nulį, ta prasme, gyventi nebeįmanoma, tik dėl to, kad, kaip pasakyti, dėl to, kad geri žmonės esam, todėl, kad geri žmonės, kaip draugai, mes galim ir toliau bendrauti, ir, kaip pasakyti, suprantat, bet aš supratau, kad mes su juo praėjom šitą užduotis ir mūsų šitą partnerystę, net nebuvo tai santuoka, jinai savo, kaip pasakyti, tą tokią užduotį sielos atliko, viskas ok. Tai va, merginos, ir aš atvirai jums sakau, kad jūs žinotumėt, kad mes kaip transformatoriai irgi praeinam tokius stiprus išbandymus, nunulinimus, todėl kad žiūrėkit, mes kol gyvenam kaip asmenybė, pas mus yra, kaip pasakyti, tokie matai mūsų sėkmės, ar ne, mūsų pinigai, mūsų ten pasiekimai, kelionės, bet sielos lygmenį visai ne to reikia. Sielos lygmenį tau reikia susirinkti patirtį įvairią, pliusinę, minusinę, ar ne? Ir būtent dėl to, aš dar kartą kartuojuosi, mes čia ir įsikūnijam į šitą planetą Žemę, kad gauti tą patirtį, dualios patirties, jo tą matricą 3D, apie kurią aš vakar daug kalbėjau, jinai ir yra pagrįsta tam, kad siela ateitų susirinkti tų patirčių. Suprantat? Dėl to mes ir ateinam. Tai dabar, kadangi visa planetos energetika keičiasi, kad jūs matot, kad žmonės irgi visi evoliucionuoja, su tais pačiais dalykais susiduria, jau visi supranta ir kalba ir apie tą realybės kūrimą, ir apie blokus, ar ne, visur aplinkui ten. Ta prasme, kai aš sakau, prieš 7 metus, kai pradėjau, tai, masterclass aš iš vis nemačiau, kad kažkas vedė. Ir tų mokytojų tikrai mažai mačiau. Įvairių, gal specialistų, tų transformatorių, suprantat. O dabar tai yra masiškai, reiškia, tai yra tikras žmonių poreikis, ar ne, į savo, kaip pasakyti, sąmoningėjimą, į savo galios atsiėmimą, į savo potencialą. Tai yra normalus evoliucinis procesas, kas vyksta. Tai tą, ką aš praėjau naujo lygio perrinkimą, nes aš jau ėjau iš tų visų matricinių programų. Mane tempė, vedė, traukė, ta prasme, iš tos dėlumo programos, aišku, aš jau ir tai dirbu anksčiau su praktikom įvairiom, aš jau supratau. Toliau iš kontrolės labai stipriai vedė mane. Kad ir seniau, ar ne, kol ta kontrolė, tos dar senos programos, o Dieve mano, jeigu čia būtų keli tik tai žmonės masterclass, man čia būtų kažkoks pazoras, čia kažkoks tai būtų, o Dieve, kaip aš čia tokia, su karūna čia taip daryčiau. Suprantat, ta puikybės, tos programos, aš kalbėjau, esu pasakojusi, kalbėjusi apie tai, ir šiandien truputėlį dar užsiminkim, pas mus yra daug ego ir puikybės. Todėl, kad mūsų ta puikybė, ten mūsų kaukės, ten mūsų visi paslėpti dalykai, kakučiai, ką mes apie save nenorim, tai kad pas mus yra ta programa išgyvenimo ir kovos visuotinė, kuris krūtesnis, ar ne, kaip ir pradžioj be įrašo, kai kalbėjom, ką jūs sakėte, irgi jo, kaip aš galiu kaip transformatorė parodyti save neaukštumoj. Taip, pas mus ta kova. Bet kai mes išeisim iš kovos, kai mes ateisim į tikrumą, kad mes visi esam pažeidžiami, kad mes visi čia matricos programai, kad mes visi kaip siela praeinam tuos dalykus ir nėra čia tokių šventų, kurie tik tai atėjo. Iš tikrųjų gyvenimas jis nėra paprastas, transformacija irgi nėra paprasta.
Ypatingai mums, tie, kurie eina visi į va tuos dvasinius dalykus, padėjimo programas, coachingas, mentorystė, visi ten tie dalykai. Mes esam sielos, kurios atėjo padėti. Ir todėl mums, kaip pasakyti, yra duota daug sunkesnė rolė, jeigu taip galim pasakyti, likimas ar ne, patirtis, gal geriau būtų galim sakyti, dar sunkesnė, kad mes praeitumėm ir kad mes galėtumėm vesti kitus. Todėl, kad tam, kad vesti kitus ar ne, kad padėti jam, per visus tuos susirinkimus savo energijų, aš sąmoniai savo augu. Ir tai yra irgi viena mūsų užduočių - augti. Ir tada, kai tu esi stipresnis energetiškai, tu gali kitiem parodyti. Arba kai tu gali kitiem padėti, tu gali kitus vesti, ar ne? Ir kada tu, kaip pasakyti, praeini į naują lygį, tu supranti, nes tu praeini praktiškai, ne teoriškai knygas paskaitai arba pasiklausai masterclass, tu praeini praktiškai, tu esi praktikas, tu supranti, ką žmonės, tavo klientai turės praeiti. Ir jeigu tu dar sudedi tą į programas, ar ne, tai gaunasi super geras vedimas ir dėl to mes čia ir atėjom, kad padėtumėm kitiems praeiti, tie, kurie eis už mūsų. Tai va, ir dėl to mes negalim praeiti savo tos evoliucijos, be va šitų visų dalykų, todėl kad, tai eina dar stipresnis valymas, nes tą, ką aš dirbau seniau su savim, jo tai buvo tik tai viena medalio pusė, va tos visos susirinkimas savęs į va tą vadinamą pilnatvę kaip asmenybės visų dalių, o toliau mes einam į sielos patirtį. Ta prasme, procesas nesibaigia. Ir todėl tas klausimas, kiekgi čia galim dirbti, kadagi mes gyvensim, suprantat? Jeigu žiūri iš sielos patirties, tai mes suprantam, kad mes atėjom čia patirties, o ne tik tai, kad pragyventi kaifovą su viskuo. Aišku, mūsų uždavinys išmokti, išsivalyti iš tų programų ir maksimum to gyvenimo pasimti gražaus, laimingai gyventi. Ir aišku, pavyzdžiui, aš tokios stiprios krizės, tokią stiprią krizę, gal čia net ne krizė, čia yra normalus etapas, iš tikrųjų, ne krizė. Aš parašiau krizę, nes kiti žmonės gal galvoja, iš tikrųjų tai nėra krizė, bet gal mes tai ir pavadinkim krizę. Tai yra vienas iš realybės perkūrimo etapų. Visą laiką tam, kad perkurti realybę, reikia suprasti ir nebūti iliuzijai, nes apie tai mums nekalbėjo, kad čia jau nuo Egipto laikų, senai, kaip pasakyti, tuose visuose dvasiniuose mokymuose žinojo, bet tik tai nuo mūsų buvo paslėpta ir ištrinta. Religija apie tai nekalbėjo greičiausia. Visi tie dvasiniai dalykai, kad tas savęs kaip sąmonės augimas, ar ne, kai mes kalbam, mes norim naujo lygio, mes norim savo realybę kalbėti, iš tikrųjų tai yra naujas sąmonės lygmuo, nauja vibracija tavęs ir evoliucionavimas. Ir kad jisai visą laiką, tu iš vieno lygio į kitą, ar ne, tame sąmoningėjime, tame evoliucionavime sąmoningume, tu pereini ir yra etapai. Ir tas etapas vadinamas pirmasis chaosas arba yra griūtis, kai tau nebeveikia, tu nieko nesupranti, kas čia vyksta, kas su tavim čia ne taip. Yra tas etapas pats sudėtingiausias, o toliau tu jau, ta prasme, tu tokioj tamsoj, tu tokiam neiškume, pas tave vyksta tokie dalykai, perrinkimai, nes mes ne kūnas, mes visa energetinė sistema, kur tu net nesupranti logiką, kas ten su tavim vyksta. Jo, dėl ko viskas neveikia, ką tu išgyveni, vibracijos, energijos nėra, nuotaikų kaitos, vieną iš ryto tu laiminga iki ausų įsišiepusi optimizme, vakare ašaros pas tave. Ta prasme, visokių dalykų, nes tas valymas iš tos dualumo programos, vieną dieną viskas gerai, kitą dieną žopa, vieną dieną žopa, kitą dieną vėl viskas gerai. Ta prasme, tie procesai. Kol iki stabilumo tu jau ateini. Dabar aš jaučiuosi sugrįžusi jau savo ašį, praėjusi tuos dalykus, bet aš ilgai tikrai ėjau, tas etapas, atvirai sakau, man buvo labai sunkus. Ir jis dabar nepasibaigęs, nes aš dabar esu tame taške, kai man reikia vėl naują realybę sukurti, kai man neaišku tiksliai, kaip dirbti, todėl kad iš sielos eina, jo tas į mūsų
realybės kūrimas, aš dar kartą atkreipiu jūsų dėmesį, kai mes gyvenam ir galvojam, taip dauguma dabar, dauguma taip gyvena ir visas internetas kalba apie tai. Reikia savo tikslų, reikia savo svajonių, reikia savo vizijos, ar ne? Ir jos reikia, bet ją reikia jausti, kad tai būtų ne tavo galvos sugalvota logikos, bet kad tai būtų tavo sielos kelias, sielos šauksmas, pagal intuiciją, kad tu tą jauti. Todėl, kad jeigu tu į tą eisi, ar ne, jeigu tu teisingai eisi, taip, ten reikės gal ir tikslą keltis, bet tave ves tavo aukštesnioji struktūra, ten bus energija tam paduota. O kai tu eini iš galvos, ar ne, kai tu įsirenki kažkokį ne savo kelią galbūt, ne savo tikslą, nes tu pasikabini ant tų, ką visi dabar diriguoja, ką aplinkui kalba, ar ne, ir tu taip eini. Ir aš irgi buvau tame etape. Ir tada, ypatingai, kai tu nueini kažkur į tą jo komandą, tu turi laikyti save aukštumoj, tu nori vis daugiau ir tau atrodo, kad viskas čia teisinga, tu remiasi tais išoriniais dalykais, ar ne, tu vėl labai lengva savo ryšį, gilį su savim prarasti, nebegirdėtos intuicijos. Tai ir jinai pradeda reikštis, jinai pradeda kalbėti tau, eisim kitų dalykų daryti. Ir man ateina labai daug programų, ta prasme, uždavinių tokių. Taip, man atėjo akademiją kurti, bet mano visa esybė, protas loginis šiaušiasi, kokią, kaip pasakyti, kokią mokyklą, kokią akademiją, čia, pasipriešinimas eina, žinot. Toliau ateina vėl kitokius dalykus, gyvus susitikimus daryti. Bet kai tu esi tokioj situacijai, tu supranti, komandos nebėra, klientai, todėl kad, žiūrėkit, dar vienas svarbus momentas, kai keičiasi kai tu praeini tuos dalykus, keičiasi tavo energetika ir vienas iš principų yra rezonanso principas. Taip, kad tu prie savęs pritrauki tuos, kurie pagal tavo energetiką rezonuoja. Ir todėl daug žmonių nueina, dabar labai daug porų skirsis, todėl kad netitiks energetika, komandų byra, todėl kad nebetitinka energetika, suprantat? Ir praktiškai ir klientus reikės perrinkti, o protas jisai boikotuoja. Plius, aš kaip ir sakiau, 6 metus dirbau pagal tą patį modelį, o dabar, ko gero, man jau tas nebeįdomu, bet kadangi yra tokia situacija, kalbu absoliučiai 100% atvirai, kad galbūt, ar ne, masterclass, ar ne, du variantai yra, arba dar klientai ne tie, dar klientai nesuprato, arba energetiškai ne taip, o gal ir tų masterclass nebereikia daryti, bet kadangi protas visą laiką kabinasi į tą, ką moki, ar ne, į tą vadinamą, įprastą zoną, tai ko tu moki, ko tikėjai, kuo gyvenai, o tas galbūt nebeveikia, Asta, tau visai gal kiti keliai, todėl kad taip, aš turiu labai naujų dalykų, gyvus susitikimus, gal kelionės į galios vietas, bet šiandienai dar, kaip pasakyti, man dar neaišku, todėl kad dabar irgi dar merginos kas bus. Tas naujas kelias po žingsnelį, po žingsnelį, po žingsnelį tik tai atsiveria. Ir dėl to aš taip kalbėjau ir kalbėjau, merginos. Kodėl mums taip svarbu atsisukti savo vidinę galę, tą moterišką galę? Kodėl mums jos taip reikės? Todėl, kad tu toj galioj turėsi būti tame neutralume, praeiti tas zonas juodasias, kai tau viskas byra. Ir tame, aš kaip pasakyti, kai Lietuvoj pas mane buvo situacija, bankrotas, kai aš viską praradau, kai aš buvau savo toj emociniai būsenoj, dugne, ar ne, kai tu nežinai, kas su tavim vyksta, tavo pasaulis subirėjo, tas senai buvo 2008 metais, prieš 17 metų, aš tada nieko nežinojau apie tos dalykus, ar ne, ką aš dabar kitokia visiškai esu energetiškai, su išmintim, su patirtim visai kitokia, ar ne. Tada man buvo labai baisu, aš iš vis nežinojau, kur aš einu, aš ėjau tarytum kaip bank. Bet dabar aš suprantu, kai gyvenimas veda, kai tu į savo tą potencialą remiesi, kai tu supranti jau tos dalykus, kad čia reikia dirbti su savo energetika, ar ne, kad gyvenimas vyksta ne todėl, kad tave sugniuždytų, bet kad tu paprasčiausiai evoliucionuoji, tai yra naujas etapas, į kurį eit.
Bet va tą juodąją naktį, va tą nežinios etapą, iki to, kol va jau viskas bus, ar ne, apie kokią realybę aš jums papasakosiu, va iki to praeit, tai yra nepaprasta. Tai va, ir aš sakau, mano galia tame, kad aš turbūt ir atėjau tam kaip siela, kad va savo gyvenime tiek priseksperimentuočiau, kad galėčiau vesti, suprasčiau, kas vyksta, kaip pasakyti, kad parodyčiau, nebijokit, ta prasme, ar ne. Vat gyvenimas, aš sakau, aš visą savo realybės perkūriu visada tada, kai aš neturėjau pinigų. Visada tada, kai aš neturėjau pinigų. Ir kada tu eini, kada tu renkiesi save, kada tu nesutinki būti nelaiminga, kada tu nesutinki būti, kaip pasakyti, jo dabartiniai situacijai, du yra variantai. Arba tu susipakuoji, gyvensiu su vyru už mažas kapykas, arba tu eisi savo, kaip sakyti, projevlinas, kaip čia pasakyti, į savo evoliucionavimą, taip eisi, kursi, į daugiau. Aš, pavyzdžiui, neatsisakau namo nusipirkti Ispanijai, bet kaip bus, aš nežinau. Bet ta prasme, pas mane yra planai, vizija, pajautimas, visa kita. Nu, ta prasme, aš renkuosi eiti, kaip aš sakiau vakar, aš renkuosi gyvenimą. Ir aš žinau, kad viskas bus, kad tai yra tik tai laiko klausimas. Gerai, tai va tokią istoriją, kaip papasakau, aišku, čia ne tik istorija, kad jūs pamatytumėt ir kokie dalykai vyksta, ir ką praeinam, ir kad tai yra dabar, va ten, kur mus rauna, ar ne, grįšiu, iš ko rauna. Va tam, kad eiti tą potencialą, mums reikės praeiti tam tikrus kitus sluoksnius. Tikrumas. Nebe va tas pafosas, kad pas mus viskas tik tai aukštumoj ir mes tokie, va, kaip pasakyti, ar ne, bet todėl, kad mes tikri, kad žmonės matytų, kad mes nustot bijoti savo šešėlinės pusės, nes ten mūsų nepotencialas, kadangi šiandien mes kalbam taip apie potencialo raktus. Ir priminsiu, kad vakar mes kalbėjom, kad mano supratimu yra labai labai svarbu tavo energetika. Todėl, kad jeigu tu ir diplomus 5 turi, ir tikslų turi, ir patirtį turi, ir norus padėti, ir tu graži, ir ten, ir kaip pasakyti, ir pati pačiausia, jeigu pas tave nėra energijos, energetikos, ar ne, energijos, jeigu nėra, vat kaip aš praėjau šitą etapą, tave išjungė, tu nieko negali daryti. Tu išjungtas esi, pas tave nėra tos energijos. Ir ne dėl to, kad tu bailė, ne todėl, kad tu nenori, ne todėl, kad tu palžai. Ne, tu praeini va tos energetinius dalykus, ar ne, kur tave perrenka. Tai va irgi dar dadėsiu, blogiau nebus. Dabar tokios eina, va to Šumano rezonansas, tokios energijos eina. Tai perrenka mūsų psichiką, mūsų visą kūną perrenka. Ta prasme, žmonėm reikia to laiko sulėtėjimo. Tu nepadarysi, kad ir kaip norėtum, ir tų verslų, ir tų proveržių tam, kad padaryt, tu turi būti resursiniai būsenai. Va dabar aš į tą resursinę būseną jau sugrįžau, jau pas mane yra stabilumas, aš dabar jau galiu vėl galvoti apie kažkokius mentorius, apie kažkokius naujus mokymus, apie kažkokius didesnius ten dalykus, kurie man jau ateina, gal anglų kalba, ta prasme, nu pažiūrėsim, kas gims, ar ne? Dar negimė, dar neštumo tas procesas nepasibaigęs, bet jau arti. Nu tai va, ir žiūrėkit, mums reikia suprasti, kad tam va tai energetikai savo, va potencialas ar ne, visų pirma, energetika. Mes vakar kalbėjom apie tai, kad jos reikia paimti, kad būtų jos daugiau, kad jinai būtų kitokio dažnio. Ir kad būtų jos daugiau, mums reikia rūpintis, galvoti, ne kur jos gaut daugiau, bet kur mes ją prarandam, ar ne? Ir mes ją prarandam per matricos programą, ten, kur mus, kaip pasakyti, va tie visi dalykai, ar ne, loginio proto, kur mus, nu, kaip ant kabliukų laiko. Trumpai pakartosiu, ar ne, tai yra pagrindinės tokios kontrolė, puikybė, kaukės dar uždėtos, šešėlio savo nepripažįstam. Toliau kova yra, emocinis nestabilumas, ar ne, baimės, nu, ne viską prisimenu. Ta prasme, vat, mum iš to idealumas, matrica 3D yra idealumo programa. Ir iš jos, nu, kaip pasakyti, aš suprantu, kad aš jau iš jos išeidinėju. Ir tai yra daroma per savo mąstyseną, per vidinius dalykus, per praktikas, per supratimą kitokį, nu, per tą vidinę transformaciją, tam, kad išeiti naują lygį. Tai va, ir ką tai duoda?
Tada, kai tu turi energijos, tu esi resursiniai būsenoj. Kai tu esi resursiniai būsenoj, tu viską jauti, kad tu gali, kad tau viskas paprasta, kad tau viskas po kaifu, kad tu nestresuoji. Vat mano vyras šiandieną daiktus pakuojasi, išsikrausto. O man masterclassą reikia daryti. Ir viskas ok. O jeigu vat būtų taip kaip seniau, taigi Dieve mano, cigaretų pakelis, ten ašaros ir visa kita, taip tu užaugai išminty, tu užaugai energetiškai, išsivalė tas skausmas, nebėra, ar ne, aišku, ten paliūdė kartaisgi, yra tos emocijos, bet tos mūsų emocijos, visi tie trigeriai kabliukai, jos mums nereikalingos. Čia yra irgi ta senoji programa, nes mums reikia vidinių būsenų, tą, ką mes išjaučiam, ar ne, vidinė būsena, ramybės, lengvumas, o tas džiaugsmas, ar ne, toks stilus, nepotosnis, ai, pas mus viskas gera, ta vidinė tyla, o tas, kai aš su jumis nebekovoju, kai man nebesinori paptosos tokio iš savęs kažko tai pastatyti, kada šiandien su ta pačia suknelė vedu, ką pagalvos, jau aš taip noriu įrašus padaryti, iškarpysiu gal dar kažką. Arba ten, vat kiek žmonių bus, supranti, tu įsilaisvini iš to savęs vertinimo, reikalavimus savo, savęs pušinimo. Taip pat ir iš to, taip dauguma moterų, jos nori va to tokio lengvumo. Jos nori va to tokio, kaip pasakyti, nu, ar ne, bet, nu, visos nori lengvumo, kad nebūtų sunkumo, bet tas sunkumas tu negali jo nuimti, jeigu tu esi va ant tos matricos kabliukų. Arba jeigu tu galvoji, vat irgi matricos programa trūkumas, va, pati didžiausia programa. O, vat, kai tu trūkume tave gyveni, kai jinai tave kabina, tau visą laiką norisi daugiau pinigų, todėl kad tau visą laiką trūksta, todėl kad tu bijai ateities, todėl kad tu nemoki būti vat su to, kas yra, todėl kad tu nemoki, kaip pasakyti, nesiparink, ką apie tave galvos, kai tu gali laikyti savo va tą irgi neutralumą vidinį tokį ramų, va, tada supranti, va, ir žiūrėkit, didesnius pinigus mes irgi kūrėm iš tokios ramios būsenos, naują lygį, kai pas tave nebėra kontrolės, kai tu nebesinervuoji dėl kokių smulkmenų, ten šriftas netai parašytas, ten internetas įsijungs, ten kažkas neįdėliai bus, linką tu netokį dėjai, ar ne? Vat nu ramu iš vis. Ir va aš šitą dalyką irgi vadinu, vat irgi vienu iš tokių raktų, ar ne, kuris yra, vat aš jį pavadinu, laukit to, kai aš užsirašiau, duokit man. Tokį, nes aš ieškojau, galvojau labai ilgai, kaip man pavadinti. Toks neutralus mentalinis fonas, neutralus, kada tu jau nebe tavęs, ir kada tu va tą sugebi turėti, ar ne, kai tu išeini iš tos dualumo programos, tavęs jau nebemėto, vat, nu, ant to švituoklės tu nebegyveni. Gerai, blogai, sekasi, nesiseka. Vat kai aš irgi va tą dalyką supratau, kai pradėjau savo gyvenimą matyti, kad mes įsirėmėm į lubas, vat kada aš 125 tūkstančius padariau, maksimą paėmiau, o toliau ir patirtis yra, ir klientų yra, ir komanda yra, ir susidirbę, o tik kad pinigai neauga, ar ne? Ir aš tada pradėjau suprasti, kaip čia yra. Ir kai pradėjau matyti, kad tu sėkmė, nesėkmė, pakilai, nusileidai, pakilai, nusinulinai, va čia yra, va, idealumas, kai tu va taip, va, kaip švytuoklį gyveni. Gerai, blogai, džiaugsmas, skausmas vėl, va. Ir va tas vienas irgi toks potencialo raktas, ar ne, kuris susijęs su ta energetika, su resursinė būsena, negyventi ant va tos švytuoklės, idealumo, va tos matricos ir va tas per vidinį darbą tokį, ar ne, kad išeiti tą neutralumą tokį mentalinį. Jo, tai mes ir dirbam per, aš dirbus, aš tai praėjau, aš klientės vedžiau. Ir pas mane buvo keletą individualių klienčių, kai aš nedariau, va dabar per tą etapą tūgi masterclassų, ar ne. Ir tarp kitko buvo mano labai stiprių irgi klienčių, kurios irgi dirba stipriom Lietuvos transformacijom, irgi praėjo va tokius dalykus irgi. Nu, nes, nu, ta prasme, išvedimas jau žmogus iš tų programų, išvedimas į naują lygį, naują realybę sukurti ir kaip pasakyti, va, ir iš tos dėlumo irgi programos. Ir aš mačiau, kad pas jis irgi tokie dalykai buvo. Va dabar, nu, pradėjau kalbėti apie klientės, aš vakar nei vienos nepaminėjau, nei jokio rezultato.
Aš sakiau, kad vat, per tuos 6 metus pas mane labai, nu, apie 70% moterų, kurios mano buvo klientės, buvo tos, kurios, kaip ir aš, dirbo, ėjo į va šitą sritį, va šitą nišą, ar ne, va ta transformatorės, mentorės, ten coacheris, nu kas kaip vadina save, ten ekspertės ar ne, trenerės gal. Ir apie 70% moterų buvo, kurios atėjo pas mane, nes jos negalėjo, nu, nemokėjo kaip vesti, neišdryso išeiti šitą veiklą. Internetu online dirbti irgi yra savotiškas augimas evoliucinis ir kaip pasakyti, toks iššūkis. Toliau stipriai veikianti buvo ta, kas aš tokia, apsišaukėlė sindromas, toliau ten savivertė, ar ne, pasitikėjimas, plus mes turim labai daug vidinių trigerių, ar ne, tai jos irgi, nu, kad pradirbti, vat, dėl to pas mane jos irgi ėjo į tą Gusos formulę, individualų darbą, kai kurios ėjo mokytis va to metodo, kaip aš dirbu, iš savo patirtį produktą supakuoti. Tai va, ir daug tokių Lietuvos transformatorių su manim mokėsi ir dirba sėkmingai. Aš kelias, ką prisiminsiu, atsiprašau, jeigu ne visas, tai Girda Valiulytė, Indrė Globė, Raminta Ramos, Aurelija Budrienė, Edita Gelažienė, Daiva Ingrida Griškevičiūtė, Rūta Grigolienė, Laura Rudokė, Laima Mickuvienė, Deimantė Šatkauskienė, toliau Loreta Uzdraitė, vat turiu užsirašusi, už tai žiūriu, nes neprisiminčiau, Ramūnė Žumbakienė, irgi psichologė, Vaida Rimašauskienė, Lina Lašy, Rasa Maksimova, Lina Pateckaitė, Kristina Juknė, Modesta Budreikienė, Lina Čerkauskienė. Vat daugybė moterų su manim irgi praėjo tas stiprias, nu, savo transformacijas, nes jom reikėjo sustiprinti. Toliau, kitos irgi dalis buvo verslininkės, ten Sneguolė Budrimi, toliau Vlada Buivydienė, Vaida, nu, vat, ir tos, kurios perėjo, visas, kurios minėjau, jos irgi dauguma, nu, ne visos, kai kurios iš savo darbo samdomo perėjo totaliai, perkūrė realybę. Tai va, mano klientės irgi, nesvarbu mes, kad kalbėdavom finansinis proveržis, jos perkūrė savo realybę, pavyzdžiui, Girda. Jinai dirbo samdome darbe, vadovė ten sėkminga, bet jinai norėjo irgi savo širdies veikloje, ar ne, va tame pašaukime dirbti. Ir jei, nu, ta prasme, vidinę tą transformaciją praeiti, išdrysti, o kaip tu gyvensi, ar bus klientų, ar ne? Buvo daugybė klausimų, lygiai taip pat Indrė Globė, toliau irgi, jos visai perkūrė realybę, visiškai naują, ar ne, visiškai kitokioj roliai, visiškai kitokiam gyvenimo stiliu, visiškai kitokioj amplua. Todėl, kad buvo mokytoja, buvo vadovė, buvo ten moteris, kuri nagus darė, ar ne, savarankiškai dirbanti, arba daugumos irgi dirbo kitiems, o dabar tu dirbi savo. Ohoho, koks realybės perkūrimas, ar ne, kokia rolė. Ir ypatingai, kai tu važiuodavai į darbą, tu dabar gali keliauti ir džiaugtis, ir darbo grafiką susidėlioti. Tai va, toliau santykiuose irgi moteris ir iš tų pačių paminėtų buvo, sakykime, ar ne, ten buvo ir tokie momentai ir su vyru, nu, daugumai buvo, nu, to, kad tai yra normalūs dalykai. Kai mes einam, kai mes evoliucionuojam, tai savaime suprantama ir santykiuose kažkokie dalykai vyksta. Ir lygiai taip pat mes žinom, kad santykiai yra viena labai stipri, nu, dalis mūsų gyvenimo, kuri mums padeda augti, nu, kaip pasakyti, transformuotis ar ne, nu, augti, ne į ūgį, ne į svorį, bet ta prasme, per, kaip pasakyti, nu, išeinam ar ne iš tų išsivalymų, tų energijų susirinkimų, santykiai irgi yra super, kaip sakyti, vieta, kur mes einam iš to savo aukos, iš to savęs nevertinimo, nemeilės savo, nepriėmimo savęs, gi ten superiniai dalykai, viso žino, dauguma dirba toj veikloje. Tai va, daug mano klienčių jo ir proveržius darė, ir piniguose augo, todėl kad, nu, pinigai tai yra, jeigu tu energetiškai pokytį darai, pinigai visą laiką eina kaip pasiekmė, čia ne joks nestebuklas. Tai va, trumpai taip, dar irgi, kokius rezultatus, ar ne?
Ai, ne čia žiūrim. Jo, toliau dar buvo irgi merginų, kurios į užsienį, kitą šalį persikėlė, vat irgi reikėjo realybę perkurti, va taip. Santykiuose, finansinis proveržis, verslo performavimas, delegavimas buvo tokių moterų. Vat Snieguolę labai gerai prisimenu, kaip labai irgi daug stipriai perrinko ir nebeprisimenu vieno moters vardą, tik pavardę prisimenu. Nu, žodžiu, taip, santykiuose su artimais, nu, jūs žinot. Toliau dar mentorės veikla, kaip socialiniuose tinkluose. Va tokias mes realybės su savo klientėm perkūrėm. Naujas būstas, nauji santykiai, persikėlimas ar net ten į naujus namus, kad ir toj pačioj Lietuvoj kas gyvena. Va tokie pagrindė pas mane buvo vat klientai ir tokie va mūsų pokyčiai. Ką mes darėm, va tokias mes realybės perkūrėm. Gerai, važiuojam tada toliau. Einam tada prie to potencialo raktų, ką aš dabar irgi noriu pakalbėti. Toliau. Tai kalbėjom apie vieną, kad tai yra energetika, resursinė būsena, nes jeigu tu neresursiniai būsenai, jeigu tu kontroliai, jeigu tu savęs, kaip pasakyti, va tuose visuose senuose programuose, geros mergaitės roliai, su kaukiam, puikybei, su atsakomybė kažkas šlubuoja, va tame infantilume, visi tie blokai, programos visos veikiančios, savivertė, ar ne, ten, kai mes nesuprantam, paternai visi veikia, kur nueina mūsų energija, ten neresursinė būsena, ten silpna energetika ir iš tos energetikos tu gali labai būti išmintinga, bet tu negali paimti grupių, tu negali apie save garsiai, kaip pasakyti, vertės nematai, nuvertinimas ten stiprus eina. Tai vat, ir tada tu neresursiniai. O jeigu tu resursiniai būsenai, ar ne, pas tavį yra stiprus pasitikėjimas vidinė, to kad kas vyksta, ar ne, kai tu esi resursiniai būsenai, pas tave eina stipri, o dabar irgi dar vienas kitas svarbus raktas, tuoj pas mane truputėlį chaoso yra sorė, bet aš tikiuosi, jūs mane suprasit, nes aš ir vakar dokumentą turiu, ir šiandieną, ir dar ne viską. Va, žiūrėkit. Taip, tam, kad energetiškai mes būtumėm stipresnės, mums reikia eiti į tą pilnumą savęs, vadinamą rusiškai celasnost. Ir tenai tau reikia, ko reikia? Yra dalis, kai mes renkame save. Fragmentacija yra asmenybės fragmentacija ir yra fragmentacija sielos. Ir kai mes renkamės, einam iš savo fragmentacijos, ar ne, nes kai mes tampam stipresnės, labiau pasitikinčios, ribas mokam statyti, keičiasi mūsų būsena vidinė, keičiasi energetika, ar ne, mes einam į tą vadinamą savęs tokį, hilinimą. O toliau yra dar vienas ant top, kai jūs norit va to potencialo naujų raktų, naujos realybės, naujos sąmonės to lygio, naujos vibracijos, mes einam ir turim save susirinkti, išeiti iš tos fragmentacijos sielos lygmenį, sielos gabalukai, kaip aš sakau. Ir ten yra labai labai svarbus dalykas mūsų širdies centras. Nes tai yra vartai, tai yra durys įeiti į tuos gilesnius energetinius lygmenis. Ir ten tokį labai stiprų, kaip pasakyti, kaip čia dabar išsireikšti, tokį stiprų vaidmenį gal vaidins intuicija. Todėl, kad mums reikia vedimo, mums reikia išsilaisvinimo iš tų matricos programų, išsilaisvinimo iš to savo galvos, iš savo to ego, iš savo tos aukos programų. Ir merginos, kai mes dirbam labai labai daug dvasinių, šitų energetinių, vidinių, tų žmonių papuola į dvasinį ego. Jisai yra dar didesnis negu paprastas ego, jis labai išmintingas, jis labai 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 labai, kaip pasakyti, klastingas. Todėl, kad mums atrodo, kad mes jau viską žinom, kad mes jau tokias pranašesnės, o tenai už to stovi daug puikybės, o ten dar stovi daug kovos, daug įrodinėjimo ir mes nematom savęs.
Todėl, kad ten dabar eina netgi masiškai tokių padotų dalykų, pavyzdžiui, kad ir apie tą realybės kūrimą, ar ne? Kad vat, tu žiūrėk, ko tu nori, tu statyk planus, kelkis, ar ne? Ir mes tikim, kad mes linijiniu būdu perkursim savo realybę ir paimsim naują lygį. Taip neveikia. Tam, kad sukurt naują realybę, reikia daryti va, tuos dalykus, ką aš jums sakau. Tu turi tarytum pereiti į kitą klasę energetiškai, o ne va taip linijiniu, tu su savo sena energetika, su savo nauju senu matymu, su savo, nu, kaip pasakyti, rolę va tą tu paimsi ir sukursi aukščiau. Ne, čia lygiai tas pats, ką mes ir anksčiau kalbėjom. Tu turi energetiškai pereiti į kitą lygį. Tu turi plačiau matyti, jo, tau turi atsiverti nauji dalykai. O dabar dauguma dar tiki, kad reikia dirbti su pasąmonė ir kad pasąmonė yra 80-90%, kas yra nematoma. Ne, pasąmonė yra tik tai 10 ir 15, 10-15%. Tai kad jeigu mes įsivaizduosim tą vadinamą ledkalnį, tai jo, vat, pakomentuokit, kas girdėjot, o gal pačios net naudot, nes ir aš kažkada taip tikėjau ir nemačiau tokių akivaizdžių dalykų, kad vat ant viršaus, kas ledkalnis, tai ten yra fizinė realybė, o tas, kas po ledu, po vandeniu, tas yra visa kita 90%. Ne, todėl, kad ten yra ledas, o ten aplinkui dar vanduo, jo daug. Tai va, tas pasąmonė yra 10-15%, a visa kita vanduo, besaznательna, kolektyvinė besaznательna energija. Suprantat, kas ten yra? O dauguma va tuo tiki ir tada tu apsiriboji, toliau kuo mes dar tikim. Kiek daug žmonių užmigdytų ir aš pati tame miegoju, kad mes esam tokioj Žemė planeta, yra vienintelė vieta, kurioj togi kaip čia, visatoj egzistuoja gyvybė. Ha, 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 didžiausias melas. Mes iš kitų atėję civilizacijų. Mes patys irgi daug ką čia veikiam kartu su tom civilizacijom. O mus antiek užmygdo, suprantat? Kad mums atrodo, kad va mes čia gimėm, mirsim ir čia normalu. Ne, mes čia tik tai atėjom, pabūsim, susirinksim patirtį ir vėl toliau veiksim. Ir ilgas kelias mūsų laukia. Jo, mes tikim, kad čia mirsim, kad čia sergam, kad čia kūnas toksai, oho, viskas kaip ne taip yra. Todėl va, mums reikia pereiti naują lygį ir pamatyti, kad yra kitos civilizacijos, kad mes suprasti, kas ta mūsų siela, kaip ten mes komunikuojam. Taip, dėl ko, va, kaip aš sakau irgi, kai aš pradėjau eiti toliau, tada atsidarė super galios, tada atsidarė, kaip pasakyti, jau kontaktas, čenelingai, savo energetinis kanalas, va taip ir vakar, jeigu kas negirdėt, pas mane aktyvavosi, nes kartu su va šita mano, va visa va ta transformacija aktyvavosi. Trečias tas, aktyvavosi 12 tūgi, kaip čia vadinasi, čakrų sistema, o ne 7. Ta prasme, tu esi jau stipresnis toksai, nu, kaip objektas energetinis. Tai va, o kai mes va tame ego dvasinėme užmiegam ir atrodo, oi, aš toks jau krūtas, aš čia viską tiek žinau, tai va čia yra tokie spastai. Ir aš va, matyt, dirbdama su savo klientėm, matau, kaip, nu, ant kiek traukia vėl atgal, ant kiek vėl išlenda tos baimės, ant kiek vėl, tu prasme, suprantat, mums vėl reikia išeiti iš tos naujos savo įprastinės zonos. Mes taip jūsų klientais dirbat, arba jeigu jūs nedirbat, tame ir klausotės, ir visi apie tai kalba, ar ne, kad yra daugybė blokų ir visa kita. Tai va, dabar net nebe blokai merginas, bet čia yra programos ištisos, va tą, ką aš jums sakiau. Tai kad kai mes dar kalbėjom apie blokus, tai mes kalbėjom, nu, blokas asmeninės ribos, savivertė, tuoj čia prisiminsiu, ką aš dar ten seniau duodavau. Dabar aš jau tos dalykus suprantu, ten pumpurėliai. Bet suprantat, mums tame reikia pasiruošti, kad eiti toliau, kad eiti tą savo potencialą, evoliucionavimą. Ir čia dar net neklausimas stovi, tu nori eiti ar nenori, tu nori tą realybę perkurti ar ne. Reikia, всё. Niekur tu nesidėsi. Atėjai evoliucionuoti ir kaip pasakyti, teks prisiminti, teks eiti ten išgyventi. Todėl, vat,
Irgi vienas toks raktas, aš jau nebelabai atsirenku, nes aš supratau, kad čia tų raktų reikia daugiau. Jau vat eiti vat tą savo iš tos sielos fragmentacijos, sujungti, ar ne, vat žiūrėkit, yra duali sąmonė ir yra trinity, kai tau reikės sujungti. Tai va, ir labai svarbus yra suprasti, kad yra širdies centras, nes jisai yra svarbus tam, kad jeigu pas mus yra uždaras, va žiūrėkit, žmogus ar ne, kada nejaučia to lengvumo, kada nėra tos energijos, nepraeina. Yra labai stiprus, va kaip vartai mūsų va tas energetinis širdies centras. Va kai aš sakau, ten nepraeina energija, meilės nejaučiam, ar ne, nejaučiam tų būsenų, lengvumo, va to meilės būsenos nejaučiam. Resursas va tas neina. Tai vat į šitą vietą aš irgi jums siūlau labai stipriai žiūrėti, kaip irgi vieną potencialo to gilesnio raktą. Toliau, kai mes einam ir susirenkam, va ta energija mūsų tampa tokia rami, nekapota, kaip pasakyti, žmonėms lengviau tavo laukia būti. Bet aišku, tai bus, kas nerezonanse, jie neišsilaikys. Ta prasme, tai, kur mes einam, atsiras žmonės, kurie tave supras, kurie jaus, kad mes čia esam savi, kad tarp mūsų nebus konkurencijos, kad mes dirbsim vienas kitą palaikydami, bendrystėj, o ne tame atsiskyrime, pasitraukime, ta prasme, ėjimas į tą vienybės, kaip sakyti, sąmonę. Ir merginos, aišku, savaime suprantama, sprendimas, ar ne, va tokiuose visuose dalykuose, kai tu matai, kad tau reikia čia, sprendimas turi būti, sprendimas kurti tą naują realybę. Nes jeigu mes nepriemam sprendimo, mes esam ant neresursinė būsena, tu esi ant matricos, jeigu pasakyti, poliuje. Ir sprendimas, jį tikrai ne visą laiką lengva priimti. Bet kai tu supranti, kad tau taip negerai, kad tu taip nebenori, kad tu taip nebegali, kad tau vis tiek reikės tvarkytis, ar ten santykiuose, ar verslą performuoti, ar persikelti kažkur, ar ten projektą keisti, ar verslą performuoti, ar ne? Tu supranti, kad tam reikės į tą eiti. Tu kuo daugiau atideinėsi, kuo tu daugiau nesuprasi, iš to nieko nebus. Vat ir jo mano dabar irgi situacija, ar ne? Labai labai daug neiškumų, bet aš vis tiek turiu priimti sprendimą eiti į naują. Kai aš turiu priimti sprendimą atrasti resursą, žmonės, pinigus, sukurti vis tiek tai, kas mano misijai, tai, ką man vis tiek reikės. Tai, kad mano siela nori. O mūsų siela, jinai nori, jinai tada, kaip sakyt, bombarduoja asmenybę, judam pirmin. Jo, tai mūsų troškimai, tie impulsai ateinantis, tai yra mūsų sielos ženklai, tokie impulsai, ar ne, iš vidaus, bet juos reikia girdėti. Ir tada tam reikia, kaip aš sakau, va tos neutralumo, tokio fono. Ir dar irgi vienas labai toks raktas svarbus, irgi dirb su savo va tuo, kaip pasakyti, ne tik tai su savo va tom programom, bet ir dirbti, išeiti tą neutralumą, taip, kad pas tave nebūtų gerai, blogai, to vertinimo, kad nebūtų, čia viskas kompleksiškai, tą, ką aš sakau, ar ne, yra. Ir tam, kad būtų, kad nebūtų va to, kaip pasakyti, tos, net, kaip čia pasakyti, čia neužtenka tik tai pasakyti, kad būtų ramus protas, va tos, gilaus kontakto, gilios vidinės tylos būsenos reikia. To, kad jūs, suprantat, ar ne, kada yra sunku, galva labai labai stipriai veikia. Ir kada tu esi kitokioj būsenai, vakar vat irgi pasidalino Lina, po to, kai mes kalbėjom, aš pajutau, kokio aš buvau įtampo ir kaip man tiesiog atleido. Jo, to, kad kol yra mintis, kol yra neiškumas, kol yra abejonės, to labiau iš matricos mums ateina tiesiog per įvairius įrengimus, psichika bombarduojama
iki jos galim dasigauti. Todėl va, čia labai stipriai irgi reikia jau dirbti. Naujas lygis iš vis savo energetinio kanalo įstatymą, apsaugas dėti, kad tu nebūtum vat, paveikiamas tų matricos programų. Rūpinti savo, kaip pasakyti, ramybę, kiek įmanoma nepervargti, pergalvot gal savo, perrinkti tuos dalykus, ta prasme, kaip man išeiti, vat, kaip pasakyti, ne tai, kad saugiau, bet paprasčiau, be to va tokio vadinamo, va tokio, kaip čia įsireikšti, tokios nelengvo periodo, net nepasakyčiau, kad ten stresas, bet jisai neskanus va tas perrinkimo procesas, kai viskas persirenka, užkrauna, tave valo, dozes tokias paduoda, viskas byra, nežinai, viskas neveikia, ar ne? Ir suprantat, kas yra? Va tie dalykai, santykių griūtis, verslų griūtis, pinigai užsidaro, jos yra tam, kad mes dar irgi pamatytumėm, kur pas mus kažkokios programos yra, ar ne? Čia ne bausmės, bet netgi tie dalykai, kai mums atrodo bausmė, čia eina mums pastiprinta pagalba. Ta prasme, kad mus greičiau išvestų iš tų. Todėl, kad mes jau čia šimtmečiais užsimiršom, atėjom ir žmonija miega. Todėl tam, kad pažadinti įmanoma tik tai per stiprų skausmą, per stiprų sukrėtimą. Štai kodėl mes kartais gaunam per visus kampus ir per santykius, per pinigus, per komandą. Plius nunulinimas irgi turi, kaip pasakyti, tai yra toks stipriam šuoliui, kvantiniui sąmonės paruošimas. Todėl, kai tą supranti, tu sutinki su tuo, bet išgyventi tai nepaprasta yra. Todėl, vat, tą savo ramią būseną išlaikyti, ar ne, vat, tai irgi rūpintis tuo, žiūrėti, kad daryti viską, kad atsirastų va, tas neutralumas, va, tas mentalinis, gal ne mentalinis, neradau, tas fonas toksai, va, irgi yra labai 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 svarbus. Irgi peržiūrėti vėl, kuo tu tiki, todėl kad jūs žinot, kai kažkur kokios mintis netokios atšliaužia arba atplaukia, tu iš karto kažkur tai, jos sunku darosi, kažkas netokie dalykai ir tikėjimas, požiūris, su viskuo reikia viską savy perrinkti, peržiūrėti, atsiverti, klausti savęs, ko aš dar nežinau, ko nematau. Nes, kaip sakau, naujas lygis, tai ne apie daugiau veiksmų, apie visus tuos dalykus, savęs perrinkimą, visos struktūros, išvalymą ir dar stipresnį išvalymą tų visų energetinių laukų. Energija, kad keistusi, kad netarnautų senų programų, kad išsilaisvinti, kad eiti gilį, kontaktas, siela, gylis ar ne kontaktas. Todėl, kad kai dar vienas svarbus dalykas, irgi pasitikėjimas, apie ką noriu irgi prie tų pačių. Vat reikalingas irgi tame, ar ne, kad būtų pasitikėjimas vedimu. O jeigu tu negirdi savo intuicijos, jeigu daugybė tų blokuojančių programų, tu negirdi. Ir todėl irgi, kaip sakau, kodėl mums reikia stipresnių žmonių, tie, kurie moka dabar, ar ne, jau geba čia neilingus priminėti. Todėl, kol mes neturim gero kontakto su savo, kaip pasakyti, tam, kad gauti aiškiai informaciją, kad eiti savo keliu, ar ne, kad būti kontakte su savo aukštesniaisiais aspektais sielos, mums reikia žmonių, kurie jau gali, ar ne, kaip sakau, kai aktyvuotos supergalios, kai aktyvuotos 12 čakrų sistema. Ir žiūrėkit, tai ne tai, kad tu pats sugalvoji, tam turi ateiti laikas, kada tu jau, kaip sakyt, visą tą matą, tu jau pasiruošus, tau duodama tas dalykas praeiti. Reiškia, tu jau gali, tu tam esi. Tai ir tame, tas duoda, tas suteikia tau pasitikėjimą. Tai kad žiūrėkit, kiekvieną kartą, aš kiek dirbau, per tuos 7 metus su savo klientėm, 90%, kur užkliūdavo žmogus, pasitikėjimas. Jau baimės pradirbom, jau ten antrinės naudas radom, jau ten visus kitus dalykus reikia žmogui apsispręsti, išlenda pasitikėjimas ir kapiets.
Ir mes dėl to tiek daug negalim, tiek daug, arba tiek daug einam per sunkumą. Tai vat, ir tas pasitikėjimas, ar ne, tai pasitikėjimas, kada tu eini, kada tu turi eiti, ar ne, kaip mano situacijų, o kas man belieka, tik pasitikėti. Tik pasitikėti, kad viskas bus geriausiais variantais susiklostys ir taip ir bus. Bet gi visą laiką atšakliuoja galvą, ar ne, kalbantį, įsijungia, todėl kaip reikia mokėti laikyti tą neutralumą, išjunginėjimą, vat, į tą išlaikymą tos resursinės būsenos, kad galėtum girdėti, kad galėtum nepanikuoti, kad tavęs neįtrauktų tie matriciniai dalykai, ar ne, vėl tos kontrolės, baimės, nes tu tada savęs stabdini, tu save darai slau, ar ne, lėtas, sunku, ilgai viskas irgi eina. Tai va, reikia va to pasitikėjimo ir tada, kada tu esi, kai tu moki būti, kai tu jauti, kad tave veda, ar ne, kai tu moki susikontaktuoti, tai yra tada paprasta pasitikėti, bet jeigu to nėra, to kontakto su aukštesniaisiais aspektais, pasitikėti labai labai sunku. O jeigu tu dar vienas, tai labai labai greitai galim vėl bėgti atgal, ar ne, oi, apsisprendžiau ir vėl, ar ne, ten išsiskyriau, arba ten ir vėl sugrįžau, todėl kad tampomės ant visų va šitų energetinių dalykų. Aišku, tai nepaprasti dalykai, aš labai gerai suprantu, arba ten irgi verslė kažkokie dalykai, ir aš vat gal irgi tampausi dar, kad vėl masterclassus darau, gal man nebereikia jų daryti. Visko gali būti, tai čia normalu, tai yra, kad čia būtų viskas taip paprasta, mes jau visi seniai, čia nežinau, kaip gyventumėm, kaip čia viskas būtų, visi, rojus būtų. Žodžiu, taip, mes praeinam tokios transformacijos, tai va, bet atkreipkite dėmesį irgi, va, kaip vienas irgi raktas potencialui, va, tas kontaktas giluminis per va, tą širdies centrą, per atverimą širdies, meilės, va, tas energijos, kad eitų aukštų vibracijų, todėl kad tada tu gali kontakte būti. Toliau dar vienas irgi labai svarbus, tas eiti tą savęs gilesnį pažinimą, eiti savęs pažinimą jau sielos energetikos lygmenį. Suprasti jau, ne tik teoriškai, aš siela, nes čia ego irgi taip stipriai dvasinis tas ego mus pakuoja, taip mes žinom, kad mes ne mintis, kad mes ne kūnas, bet o kas ta siela, o kaip kontaktą laikyti, o kaip girdėti, o kaip būti nuolatos va tame kontakte, o kaip susirinkti save, todėl kad pas mus dar yra irgi vienas svarbus momentas, pas mus yra užblokuota mūsų ilgoji atmintis. Jo, mes ateinam ir mes užmirštam, kokios mes ten įsikūnimus turėjom, dėl ko mes čia atėjom, ar ne, su kokiom užduotim, ką mes čia veikiam. Mes užmigdyti, pas mus išjungta, ar ne? Mes trumpai atminti, tik tai prisimenam, aš žmogus, aš gimiau, aš mirsiu, kapai, va, ar ne, mes ką prisimenam. Ir tada, kai prasideda visi va šitie dalykai, ką aš jums rodo, ar ne, čia toks kelias yra. Va, tada tu pradedi prisiminti, ką tu čia veiki, prisiminti, kad tu čia didesniam tikslui atėjai, tada tau nebestovi tokie klausimai, tai kiek čia tau dar transformacijos reikės. Ar ne, kai vakar irgi kažkur iš merginų sakė, tai juokiamės, tai kiek dar čia reikės transformuotis. Tai va tokie va dalykai, merginos. Va, jeigu jūs, ir taip aišku suprantama, reikia labai labai stipriai suprasti, nes visą laiką vėl bus. Taip, nauja realybė, ta nuvalkėta komforto zona, išeiti reikės, ar ne, čia žodžiai. Jo, vėl tas pats bus. Tik tai naujas lygis. Vėl reikės save sustiprinti. Sprendimas yra, va, aš biškai šokinėjau, nes daug iš tikrųjų. Ir pas mane stipri kognityvinė, sistema yra. Sunku man tiek daug visko, kaip pasakyti, tą, ką turi galvoj, per tokias lūpas, išleisti tiksliai viską, taip daug visko eina galvoj, ar ne? Čia daugiau negu gali išeiti, dėl to šokinėjau šiek tiek. Tai va, ir žiūrėkit, kada mes priemam sprendimą, tokį sprendimą, va, kada į visą energetiką tavo, ar ne, keičiasi, kai tu tikrai tam apsisprendi. Rinktis gyvenimą, rinktis evoliucionavimą, rinktis save, rinktis tą potencialą, kuris dar miega, nepažadintas, ne? Nesvarbu, kiek tų metų, sukurti, va, man 56 metai, aš su 3 vyru skiriuosi. Dūra, ar ne, atrodytų, bet ne, aš žinau, kad tai yra teisinga, aš prisimenu save, aš suprantu, kad aš atėjau, kad manęs laukia dar kiti dalykai, kad mes jau galbūt kažkur
energetiškai nebetinkam. Ta prasme, mes praėjom labai gražų etapą su mano komanda, mes atlikom puikią užduotį. Ta prasme, bet šitas etapas baigtas su dėkingumu, su pagarba, su viskuo, kas yra gražaus, o toliau next, kas sekantis. Ir vėl nauja realybė, ir vėl nežinia, ir vėl reikės praeiti. Ir taip, o tame sprendimo eiti į verslą, net jeigu dabar man kažkas neaišku, o ne į parduotuvės, ar ne, sprendimas išsilaikyti Ispanijoje, tai kad aš lieku savo bute, kuris nepygus Ispanijai nuomos, ohoho, ir pragyvenimo lygis, ir komandos nėra, bet aš turiu sprendimą, kaip pasakyti, prasirauti. Taip aš daug ko nežinau, kaip viskas bus, bet aš, turiu sprendimą. Ir man tas, ateina. Tai va, merginos, kaip ir aš sakiau, vakar sakiau, ar ne, kad aš ne tik tai teoretikė, aš praktikė, kad masterclassus aš duodu ne tik tai tam, kad jūs, pasakyt, bet ir tai, kad praktiškai padaryti. Ir aš dabar įmečiau į klijavų paraiškos anketą. Vakar jūs man rašėt, kad neveikia, aš tikiuosi, kad dabar veikia, nes mes peržiūrėjom. Bet jeigu kažkas neveiktų, parašykit man gerai asmeniškai, nes aš ir dabar 5 vietas turiu individualiai, ne grupę rengsiu, bet individualiai, kad pasižiūrėti, kokie yra dalykai ir tada mes viską su jumis aptarsim. Bet aš laukiu dabar tų paraiškų maksimum iki 20 rugsėjo, jo. Ir jeigu jūs jaučiat, kad reikia tame vedimo, sustiprinimo, nes merginos iš tikrųjų, energetika labai pats svarbiausias dalykas. Aš irgi pati buvau toks etapas, pavyzdžiui, kada aš turėjau mentorę ir labai viskas ėjo tiesiog wow, o po to įsijungia ta puikybė, jau dabar galėsiu pati, išėjau ir čiuožiau žemyn finansiškai. Sugrįžau ir vėl pinigai wow. Ir lygiai taip pat ir merginos ateina pas mane į programą ir pinigai, ir proveržiai arba irgi viena mano klientė buvo, pavyzdžiui, pas ją prasidėjo, neveikia reklama, 1,5 metų neveikia reklama, panika, kaip man daryti, kaip surinkti grupę, bet kadangi aš moku susijungti, gebu su jos aukštesniaisiais aspektais, ar ne, gauti atsakymą, kaip geriausia tą padaryti, jo per channeling arba pagal savo aiškę žinojimą, jau mums ateina mintis daryti visiškai antro lygio programą, o ne su vėl naujų žmonių. Ta prasme, tuos, kurios turim klientus, pervesti į antrą lygį. Vau, išeitis yra. Čia tokie tik tai vienas kitas pavyzdys, ar ne? Gerai, jeigu, sakykime, ne apie verslą, merginos irgi su manim daug dalykų atėjo perkurti, tai ar ne, sakykime, ten gyvena kokiam užsienio šaly, nori Ispaniją persikelti, turi verslą, turi klientus, o kaip tą perdaryti, kaip formuoti, ar ne, tai irgi bus realybės perkūrimas, tai kad ir vaikai, mokykla, visa kita, daug dalykų, daug nežinomųjų, o kaip ten bus, o kokią kalbą kalbėsim, o kaip verslą registruoti, suprantat, žmogui siela kviečia, daryti reikia, o programa mūsų, ta vidinė, ta versija priešinasi, tai ir tokiuose dalykuose ir ateina žmonės, kad save sustiprinti. Ar ten dėl klientų, pavyzdžiui, dabar irgi, nebuvau planavus sakyti, bet eina mintis, ar ne, ateina irgi pas mane moteris tokiam lygiai, kuri pas mane mokėsi programui ir save sustiprino ir po to kaip dirbti. Puikiai dirba, bet vis tiek išlindo tokie dalykai, noriu didesnių pinigų, noriu naujo lygio, ta prasme, bet jaučiuosi, kad stipresnių klientų noriu, o su jais nesu pajėgi dirbti, todėl kad yra kažkur tai nusivertinimas, kažkur tai yra dar senos programos lygia, mes dirbam su vidiniais dalykais, ar ne, ir kelios sesijos atrandam, kur ten dar yra kažkokie senos programos, kur kas lenda ir žmogus eina ir normaliai dirba ir lyderiai prie jos ateina ir lengvumas atsiranda. Ta prasme, visi šitie dalykai jūs žinot, kad yra sutvarkomi, todėl jeigu jūs matot, kad pas jūs ar ne, ten kažkas minėt, kad santykiai ir mes tampamės, aš suprantu tuos dalykus, kas vyksta, kokie yra poros, kaip pasakyti, ir karminiai dalykai.
ar laikas nutraukti, ar dar yra kažkokių tai užduočių nepadarytų, ar ne, nu matos, yra pas mane tokių klienčių irgi, kaip ir sakiau, buvo, kad tikrai santykiai labai gerai gyvenam, džiaugiamės, keliaujam, rožės, ten gėlės ir estrada, o po to ant tiek viskas, nu, apsiverčia, tai kad taip yra dualumo programa, taip yra seni kažkokie karminiai mazgai neišrišti, todėl reikia pasižiūrėti ir tuos dalykus mes galim matyti ten veiklos kelią, savirealizaciją, ar ne? Aš turiu tą duotybę žinot. Pavyzdžiui, iškart, nu, matyti kelius metus į priekį. Pavyzdžiui, dauguma klienčių, kurios dabar, va, irgi minėjau, kai dirba kaip ekspertės, jos ateidavo pas mane į programą, jos ateidavo dėl pinigų, o žinojau, kad jos eis į savo savarankišką veiklą. Todėl, kad aš matau jau daug į priekį. Arba, sakykime, moteris ruošia savo autorinę programą, jai atrodo, kad jos programa bus apie santykius. Aš matau, kad čia visai ne apie santykius jos patirtis, o žmogus pats net nemato. Todėl, kad save sunku matyti. Ir dėl to ir aš investavau gal 120 tūkstančių tam, kad turėti mentorius, tie, kurie man padėtų, kurie mane energetiškai palaikytų. Todėl, kad, nu, pačiam yra sunku, lėta ir ypatingai dabar, kaip pasakyti, nu, laukia kai kurių iš jūsų, man atrodo, tos, kurios esat, jūs čia nebereikalo, laukia va tas perėjimo etapas, o ten mes turėsim gyventi visai pagal kitus dalykus. Vat visos šitos programos, jos turės būti išvalytos, tai ar jūs einat ir, kaip pasakyti, pati suprasdama, sąmoningai viską tą darot, ar ne, ar aš nesakau, kad būtinai su manim ir jūs, aš suprantu, kad jūs darot ir visą kitą, bet arba mes eisim, nu, vat, ir iš tų programų valysim, mes eisim, dirbsim, ar, nu, nu, ateis laikas, kaip pasakyti, gausis priktą ir turėsi ateiti ir praeiti tada, nu, ne tai, kad žoskė, ne, rusiškas žodis, nu, tipo stipriai, su tokiu, nu, stipriu supurtimu, su tokiu sunkesniu dalyku. Jo, tai merginos, vat pas jūs yra dabar tokia, yra pas kažką iš jūsų tokias situacijas, nu jūs vis tiek, vat, kai kurios jau antrą dieną, nuo pradžios iki pabaigos klausot ar ne atidžiai. Ar yra pas jūs, vat, dabar noriu iš jūsų tokio atsakomojo ryšio, bet komentarė dabar gerai, kad parašytumėt, vat dabar, kai, nu, dar daugiau aš jums dalykų daviau, tokį paveikslą parodžiau, savo patirtį parodžiau. Ar pas jūs stiprėja tas suvokimas, kad, nu, nori, nenori, reiks eit, nori, nenori, reiks užbaigti. Ir koks jūsų yra, vat, nu, pajautimas nuo 1 iki 10, kad dabartiniai situacijai jums reikia apsispręsti pokyčiui. O gal jūs jį ir turit, o gal jūs ir priėmėt. Jeigu jūs jaučiat, kad jums sunku, aš jums galiu palaikyti va, tą energetinę erdvę, priimti sprendimą, ar reikia jums jos. Parašykit kokią situaciją gerai, va, komentaruose, brūkštelkit. Ir aš pasižiūrėsiu tada, vat galite ir kurios šiandieną prisijungėt, vakar nebuvot, parašyti, kokia situacija pas jūs, taip atvirai kalbant, jau išeiti iš tos kovos, merginos. Mes iš tikrųjų, nu, turim vienytis palaikymui, bendrystėm, o pas mus, pažinau, kad pas mane pačią ir kurios pas mane ateina moteris, labai stipriai išreikštas yra individualizmas, lyderystė, tas yra gerai, bet ten yra antra pusė, kad mes tokios biški per daug tampam atsiskyrę, aš viena pati, tai va mum irgi iš to reikės išeiti į bendruomenių kūrimą, į gyvus kontaktus, į atvirumą tokį. Merginos, kokias situacijas, vat kaip jaučiatės, kurios esat, nevardinsiu vardais, gerai, parašykit. Ar kaip tik baimės pakilo. Bet ar yra sprendimas keisti kažką taip, kas netenkina? Jo, reiks realybę perkeisti, ar ten su vyru užbaigti, ar ne, kažkokius karminius dalykus. Ir aišku, tada daug yra dalykų nežinomųjų, o kaip gyventi, o kaip mokėti daugiau, ar ne, o kaip vaikai, o kaip pasakyti visiems. Kiek daug atrodo tokie paprasti dalykai, bet ten visai ne. Aha. Jo, aš dabar paskaitysiu, planau į kitą darbą pereiti. Aha, negavau to darbo pasiūlymo, kodėl? Nežinau, Rasa, kodėl? Nežinau, kodėl.
gal nebe į darbą reikia eiti, gal reikia eiti į savo jau savirealizaciją. Nes iš tikrųjų mes daugelis, kurie esam čia įsikūnę, mes atėjom su misija šituo etapu perėjimo būti kitiems ir, kaip pasakyti, ar ne, padėti. Ir mes visi čia esam pravadnikai, atsiprašau, nežinau lietuviško žodžio, tam, kad padėti pereiti. Ir tas, vat, kaip pasakyti, darbas, gal jūs, nes jeigu jūs esat mano laukia, jūs tikrai esat iš tos srities, gal kur ezoterika, net jeigu jums atrodo, kad ne. Jo, aš esu mačiusi tokių moterų, kurios totaliai dirbo tokiuose loginiuose darbuose. Iš mano netgi kolegių, kai aš pati mokiausi, mentorystėj buvau, pavyzdžiui, buvo gydytoja, atrodo, ar kosmetologė. Ir jin sako, nu, man atrodo, aš visai ne į temą čia, bet po to, kai pradėjo analizuoti save ir rinkti, pamatė, kad ten, oho, kiek jai reikia daug didesnių vidinių dalykų į savo veiklą įnešti. Aha, Lina 7. Lina, tai tu užpildyk paraišką gerai, nes 7 tave reikia energetiškai palaikyti, parodyti, kur pas tave yra. Jo, ta prasme, tu žinai, kad aš padedu toj sesijai, stipriai laiko tikrai skiriu ir žinau, tai kad iš tikrųjų, vat, taip, Lina su manim buvo, jau seniau proveržį darė, prieš gal kokius 4 metus, tiksliai nebeprisiminsiu. Jo, tai mes irgi supratom, kiek yra visokių baimių, pasipriešinimo programų, kiek reikia, kitas žmogus, kuris iš šalies mato, ir to labiau aš jums laikau tą erdvę, kad jūs, apsispręstumėte, kad pas jūsgi visą laiką įsijungia galva, įsijungia ego, logika, matrica įsijungia. Kodėl ne? To, kad mes savęs nematom. Jau man jau, pavyzdžiui, irgi senai su vyru reikėjo skirtis. Man jau prieš 2 metus viena tokia energetikė pasakė, sako, tu poroj ne su tuo žmogumi esi. Aš galvoju, ką čia šneka, ką čia nusišneka. Mes visai gražiai gyvenam ir keliaujam ir sutarėm ir visą kitą. Toliau, bet po to pradėjo eiti jau žinios. Kitas žmogus jau senai matė, kur, kaip pasakyti, kur aš prarandinėjau savo energiją. To, kad jeigu aš ne su tuo žmogum gyvenu, jeigu aš, nes yra aukštesnis planas, ar ne? Ir kai tu matai aukštesnį planą, tai ten iš karto gali pasakyti, o tu gali dar 10 metų čia kabaliuoti ir spręsti savo programas ir ten mokytis priminėti ir gali mokytis ten, kaip pasakyti, to savo blokus pradirbinėti, bet galim eiti savo galią, eiti savo potencialą ir eiti daug greičiau, ar ne? Kai kitas žmogus mato, kad ne, viskas, jau karminiuose dalykuose, ar ne, įrašuose tuose vadinamam subtiliam plane, tengi viskas jau aišku, reikia tos santykius nutraukti ir energetiškai nebepalaikyti ten, kur tavęs nelaiko. Jo, ir toliau, jo, su manim galim praeiti tos visus pokyčius, tai kad žinau, kad darbą, kai prarandi, ar ne, neramu. Veiklą eiti neramu, per projektą kaip per daryti irgi nežinau, daug klausimų, ar ne, ten skyrybos, išvažiavimas kažkur, tai turto dalybos, visur šimtai klausimų, vaikus į kitą mokyklą leisti, ta prasme, visur. Save kaip specialistę kitaip kaip parodyti, ar veiks, ar veiks, ar neveiks. Jo, pavyzdžiui, aš irgi pripratau masterclassas daryti, aš žinodavau, masterclass visą laiką bus grupė, visą laiką bus žmonių. Kaip kelis kartus neveikia, oho, kaip neramu eiti daryti ir kai nežinai, ar čia veiks, o gal čia visai jau man nebe masterclassus reikia daryti, jau retrytus gal reikia, žmonės galios vietas gal reikia daryti, VIP dienas daryti, ar ne, o aš dar masterclass gal darau. Gerai, toliau dar jaučiuosi nežinioja. Aha, jo, vizijos nesimato jokios, todėl į sprendimo neturiu. Žiūrėkit, vat Sonata, matot, kas yra, pavyzdžiui, pas mane irgi yra tik tai apgraibom, aš ją matau, bet jinai man atrodo tokia didelė, kad mano galva neįsivaizduoja, kaip tokius dalykus padaryti, bet jeigu aš sėdėsiu ir lauksiu, tai kai man viską išdėlios, o Sonata, va dabar taip nebus, todėl kad viskas yra patikrinima, tu eini, tu sprendimą, kai priėmi, tada tu eini, nes tu supranti, kad tu turi rasti. Va taip viskas tik tai veikia. Aš mačiau 100 klienčių, kurios eidavo į mano programas. Joms irgi atrodė, nėra pinigų, nėra galimybių, kas aš tokia, bus klientų, 100 klausimų, baimių ir nežinomųjų, ar ne? Visos, kurios ėjo, irgi ėjo į nežinią, į totalę nežinią.
Kai tu dirbai 10-15 metų, kiekvieną mėnesį, kiekvienais metais gaudavai algą, viskas garantuota, o reikia išeiti savo veiklą, ar ne? Arba tu dirbai pagal master klasas, o dabar išeik pradėk retrytus. Oho, kiek nežinomųjų, ar ne? Ir va, bet jeigu aš taip sėdėsiu ir lauksiu, o gal tai kas bus? Mhm. Pirmiausia, turi priimti sprendimą. Jo, jaus tave, ko aš nebegaliu, ko aš nebenoriu. Ir priimti sprendimą su tuo nesitaikyti. Jau tai gal bus vienas sprendimas, o toliau sprendimas. Eit, atrast, pavyzdžiui, taip mano sprendimas padaryti viską, kad aš likčiau Ispanijoje. Pas mane irgi dabar yra situacija visai nejuokinga. Komandos nebėra. Taip, mano sprendimas surasti žmonės, kuries man padės. Mano, to, kad aš žinau, kai bus sprendimas, kai tu eini, kai tu vibracijų kitoj, ar ne, kai tu resursinį būsenai, ir atsiranda žmonės, galimybės ir pinigai ir viskas atsiranda. Iš tikrųjų, sprendimas yra raktinis žodis. Jo, gerai, Egle, ačiū, irgi pasidalinot va 8. Jo. Ir suprantat, kas yra? Taip, mes ir esam tokie, mes ne to žemės gyventojai. Nes mes esam žvaigždinės sielos, va, dar kažkas čia jungiasi. Jo, mes esam žvaigždinės sielos. Va, Lina, matai, kad tavo žmogus nebūtų tavo vyras. Super. Aha. Jo, ta prasme, Lina, jis buvo reikalingas tam tikram etapui. Mes praėjom. Mhm. Aha, gerai. Lina, tai jeigu dėl Egipto surezonavo, parašyk gerai, nes iš tikrųjų aš jaučiu, man eina jau tokios irgi mintis, kad aš turiu vesti jau, apie Egiptą jau manęs ne viena moteris klausia. Parašyk, Lina, pakalbėsim ir tada pasižiūrėsim ir gal greitų, jeigu reikės į Egiptą važiuoti. Nes iš tikrųjų irgi pas mane buvo labai stipriai, va dabar prisiminiau impulsas ir mano vyras mane nuleido ant žemės, todėl kad jisai pasakė, bet tu žinai Egipte, kiek ten visa ko ir va dabar, kai tu pasakei, aš prisimenu. Tai va matot, kas yra. Tai irgi yra matricos programa ir yra, kaip pasakyti, vyras irgi gal yra tam etapui, kad kažkam tai būtų. Va, Eglė Raščiuvienė gyventi. Jo, Eglė Raščiuvienė, žiūrėkit, aš planuoju, aš vakar užsiminiau, bet aš dabar dar neskelbiu apie VIP dienas. Tai kad dabar aš turiu galimybę, pas mane didžiulis būtas, arba gal aš po to pasakysiu, kad čia masterclass, arba tik to duosiu žinot bendrai visiems. Ir pas mane yra planuose, bet, aš gal išnekėkim, viskas gerai, jeigu ateina, ta prasme, aš esu planuose daryti VIP dienas. Tai reiškia, pas mane galima atvažiuoti. Aš darysiu vieną kambarį, nes pas mane 4 kambarių būtas, man vienai aš galiu vieną planuoju kambarį, ta prasme, yra 3 atskiros vonios, vieną kambarį, ne tai kad nuomoti, bet tai bus įskaičiuota į VIP dieną ir kada žmogus galės būti su manim, pradirbti savo ten istoriją, situaciją, priimti sprendimą, daryti energetinės praktikas sustiprinimui, valymui viso to jo. Arba ten, žodžiu, tai, kas reikia, 1, 2 arba netgi 3 dienas, ar ne, galim pas mane apsistoti. Aš gyvenu labai gražioj vietoj, vat pas mus takas 5 vadinasi, 5 žvaigždės dabar restauruoja irgi. Tarp kitko labai irgi įdomus variantas, kad vat ta restauracija tako, nes buvo gatvė ir pradėjo perdarinėti į pėsčiųjų taką ir daug ką greuna. Ir dabar jau taip į pabaigą ir aš suprantu, suprantat, kas yra tam, kad padaryti kažką tai naujo, tu turi išgriauti kažką tai seną. Ir naujam reikia tos vietos, reikia laiko, reikia resursų, reikia praeiti per tą etapą, kai čia visokių pristatyta aptvarimų, tai yra tvorelio aptverimų, traktoriai važinėja kelis mėnesius, triukšmas, bet po to bus gražu. Tai ir mūsų irgi tame gyvenime, mums reikia praeiti tą juodą sielos naktį, kad būtų, kaip pasakyti, tokie procesai. Tai ir daugybė kavinių gražių, ir parkas labai gražus, tikrai aš gyvenu labai dėkingoj vietoj. Ir kai
aš į šitą butą įsikėliau, aš tiesiog vidum pajutau, kad man tai buvo visatos dovana mano, nu kaip pasakyti, nes aš norėjau, kad būtų vaizdas į jūrą, bet kad iš kiekvieno kambario bus vaizdas į jūras, kad bus pirmoji linija prie jūros. Nu, yra vienas minusas, tik tai, kad šiek tiek per daug kartais triukšminga, kai jūra ošia, bet, nu, va, ta energetika, nu, va tokie, tai va gali ir Eglė galim pasvarstyti apie tokią galimybę ir kartu pasižiūrėti ir Ispaniją, va ir kokios vietos galim irgi apie tai. Kaip galim irgi tą man parašyti, tiesiog galim, vat, kur aš daviau paraišką, aš dar kartelį klijuosiu, jūs galite parašyti, kad aš, pavyzdžiui, mane domina VIP dienos. Ir merginos iš tikrųjų, vat, kas jau suprantat, gal aš po to laišką parašysiu, nes man eina jau tokie dalykai, retrytus pradėti daryti. Aš esu irgi jau apgalvojusi irgi Ispanijoje, kur aš darysiu. Ir kaip darysiu, ir kokiu tikslu darysiu, ir eina va tas Egiptas vežti moteris į galios vietą, todėl kad, va žiūrėkit, tame, kai aš sakau sielos integracija, ar ne, va tas va pilnatvį, Egiptas labai gerai pradeda susirinkti mūsų va tą energetiką visą. Bet jeigu tu ten nuvažiuosi paprastai kaip turistas, ten tau nevyks, todėl kad tam reikia vedlio. Ir aš jau tokį pajūtimą turėjau, nes aš apie tą Egiptą jau kalbu kelius mėnesius ir su savo keliom klientėm. Tai vis dėlto gal reikia, jeigu va taip išeina kalba ir jų žmonės, kurie nori, reikia galvoti kažką ir organizuoti. Tai aš tada parašysiu gal grupį arba laiškuose apie tai pagalvosiu. Bet dabar, jeigu jūs jaučiat, kad nu, yra poreikis ir rezonansas ar ne, vat, su manim dirbti, bendrauti, bet kokioj formai arba dabar individualų, nes aš ir sakiau, jo individualus pas mane yra dabar. Aš atviras, kaip pasakyti, toksai, kaip čia pasakyti, atviras gal tarifas, atvira galimybė. Žiūrėsiu pagal tai, ko reikia žmogui. Gal reikės mėnesių ir užteks, gal 2, gal 3, gal 4. Tai kad, nu, atitinkamai kokia jūsų situacija. Nes pas mane yra moterų, kurios yra kelius metus su manim dirba. Todėl, kad žiūrint irgi kokią situaciją, ar ne, ką jūs norit, kokį rezultatą turėsit, ką aš jums galiu padėti, nes, nu, ta prasme, kad aš sakau, kad vidinė transformacija ir naujam lygiui, ar ne, ir mes galim žiūrėti, ar ten santykiuose kažkas, nes, va, kaip ir pasidalinau, pas mane santykiuose irgi yra didelė transformacija, suvokimai, nu, pasakyti, matymas ir sielų lygmenį, kas yra supratimas, kokie yra tokie, kaip pasakyti, tokie įstatymai ir tarp planetiniai. Ir su tuo man teko susižiūrėti. Ta prasme, nu, yra pas mane ir gabumo tai sryčiai, ir patirties, ir noro padėti, ir lankstumo grafikas, ar ne. Todėl jeigu reikia, o tiesiog, nu, vat, naudokitės galimybę, užpildykit ar ne. Todėl, kad tai, kad jūs užpildot paraišką, tai dar nereiškia, kad jūs einat su manim dirbti. Tai neįpareigoja jūsų ir manęs. Taip, todėl, kad mes tam ir susitinkam, pasižiūrėti, ar tiks, ar jums tinka mano planas, ką aš siūlau, ar jums tinka investicija, kažkas gal netinka, ta prasme, bendradarbiauti, teisingai. Gerai, įkvėpkim giliai, tuo aš pasižiūrėsiu, ar aš čia viską tokio svarbaus pasakiau. Merginos, aš nebebendrinsiu, gerai? Gal, nu nebent jeigu labai, bet, gal nebebendrinsiu. Nes aš matau, kad aš nuplaukiu truputėlį, vėl pradedu daug kalbėti, nes, nu, pas mane taip eina. Tuoj, duokit man dar laiko. Jūs parašykit kažką, gerai? Aha, bet gal aš dar ne viską tiesą per skaičių, lyg tai mačiau, buvo daugiau. Ai, 8. Daugiau nėra komentarų, jo. Daiva, matau, jūs irgi mes esam pažįstamos, bendravom. Kaip jums sekasi, Daiva, parašykit. Kokia situacija dabar, su kokiu ar iššūkiu susidurėt, ar norit kažkur tai daugiau tokio, kaip merginos, aš dar, ar proveržio, ar kažkokie ten santykiai, ar kas, nes taigi mes gyvenam, visi išlenda kažkokių dalykų.
Gerai, to dar žiūrėsim. Aha, matau, už potencialą raktą yra. Gerai, toj. Aš daugiau merginos daviau, net ne 5 raktus, jeigu jūs pastebėjot. Gerai. Nes čia ne viskas, merginos. Kai mes dirbam programoje, kai dirbam su manim, aš jums galiu duoti daug tų raktų, ten 11 ar 13, aš jums ne visus daviau. Tai gerai, tada tokia vienas svarbus raktas, kad suprasti, kad tai yra energetika. Energetikos. Ne tik tai kiekis, bet ir jo dažnis. Tai yra apie naują sąmonės lygį. Todėl, kad mes evoliucionuojam ir mūsų uždavinys iš tos sumažintos sąmonės išeiti aukščiau. Toliau resursinė būsena. Toliau tas vadinamas pilnatvė vadinama sėlasnas, ar ne, kada tu to esi integracijoje, žiūrėti tą integraciją į save kaip į visumą, ten pasižiūrėti. Toliau, neutralus mentalinis fonas irgi yra labai svarbus. Ir širdies centras, irgi žiūrėti jį, tie tokie dalykai, kuriuos, gilintis į tai, naudoti, sujungti, tokie 5 labai svarbus dalykai. Ir toliau dar irgi paminėjau, kad svarbu intuicija, kontaktas, gilus pažinimas savęs, pasitikėjimas, vidinė galia. Tokie dalykai, kas mums yra svarbus. Tai kad aš irgi matau, pavyzdžiui, apie galią moteris labai stipriai ignoruoja, nes galia įsivaizduojam, kad tai yra siejusi su stiprybė, ta prasme, su tokiuo jėga, ta tokia moteris, tokia, ne, galia tai kaip tik yra, kada tu moki būti to išminty, tam neutralume, būti kontakte giliam su savim, ar ne, praeiti tuos chaoso etapus. Kas yra apie galią. Todėl, kad jeigu tu esi toj vidiniai ramybėj būsenai, jeigu tu esi kontakte giliam, jeigu tu supranti, kad tu ne kūnas, bet siela ir supranti sielą, ją realiai ne tik tai žinai teoriškai, bet ir susirenki save, ar ne, jeigu tu gyveni tą patirtim, tai jau yra nebe teorija, bet praktika. Ir atsisukti savo tą galią. Dabar taip man reikia galios. Tos galios praeitas nežinomybės etapą, praeit tos vidinės galios, ar ne, eiti rinktis gyvenimą, nesusipakuoti, kad mane kaip po plytom, ar ne, kad viskas, aš nieko nebegaliu, nieko nebenoriu, nebesiruošiu gyventi, ar ne, viskas baigėsi, ne apie tai, pirmin. Prašau, Rasa, ačiū, gerai, blogiau nebuvo, teisingai. Yra daugiau tų tokių svarbių momentų, bet aš norėjau parodyti jums daugiau, nes dauguma dabar ir aš, pavyzdžiui, daug metų kalbėjau apie tai, kad dirbti ten su savivertė, ten programos, taip, tas reikalinga, bet tas jau... Dar vieną noriu merginos dalyką pasakyti irgi dabar labai dar svarbu, kad tą, ką aš matau, kad labai daugumai seni tie įrankiai pradės nebeveikti. To, kad ateina nauji dalykai, naujas informacijos, daug greitesnė transformacija, todėl kad labai daug žmonių eina į savo tos vidinės galios jau aktyvavimą, supergalių aktyvavimą, kai trečia akis, supergalios, rankos, ten įvairius gabumai, dabar labai daug skaitimas tiesiog žmogaus, ar ne, galim įeiti žmogų. Aš, pavyzdžiui, galiu irgi tokį gabumą turiu, aš galiu įeiti žmogų ir perskaityti informaciją, pajausti, kur jo baimės, ką jis jaučia, ta prasme. Skaityti iš energetinio lauko. Gerai. Tuoj, duokit man irgi. Gerai, merginos tada, tuoj aš pasižiūrėsiu, jūs dar rašykit, jeigu kokių klausimų turit, gerai. Ir aš tada, kai sustabdysiu įrašą, mes su jumis dar tada be įrašo galėsim pasikalbėti, kaip kad vakar darėm, dar galėsit savo klausimus užduoti ir jeigu ką, galim dar suorganizuoti gal rytoj arba poryt, padaryti netgi, pavyzdžiui, kada jeigu jūs matot, kad pas jūs yra kažkokių tai dalykų sudėtingų, jo padaryti tokią kaip sesiją, kur parodyti jums gilę, kažkur, kur jūs savęs nematot, arba, nes dažniausiai tai yra mąstysena. Mes kažko tai tikim,
mūsų užkabina, va, tave vadinamas proto, ar ne, ten, a, ir mintis, jo, aš nematau prasmės, čia ir tu stabdai save. Laukit, aš daug ką viską buvau prisirašęs, man svarbu dar pasižiūrėti, gal kažką svarbaus dar nepasakiau. Bet man atrodo, kad gal užteks. Gerai, tada aš stabdysiu įrašą, bet dar su jumis neatsisveikinu, tuoj matau dar yra vienas komentaras. Aš labai esu dėkinga jums, kad buvot, vat, už tą buvimą, bendravimą, už tą lauką, už jūsų atsiliepimus, už pasisakymus, kažkokius klausimus užduotus ar ne, vat, nu tiesiog faina, nes iš tikrųjų mano irgi toksai yra, ką aš turėdavau, aš labai negaudavau atsakomojo ryšio, tas mane labai labai stabdydavo ir kartais nesinorėdavo, eidavo tokios mintis, nes vienas iš mano gyvenimo tokių pamokų, paternų irgi yra nereikalingumas. Ir man visą laiką atrodė, tai kam aš čia darau, niekam nereikia, nieks nenori, vos čia ten, vat, nu, tokie bla 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 būdavo. Tai iš tikrųjų, nes aš žinau, kad man irgi vienas iš tokių labai stiprių poreikių, man tikrai labai reikia atsakomojo to ryšio. Nes kai tu sėdi online, nematai žmonių, nematai, kaip pasakyti, nu, aišku, aš moku be to gyventi, bet faina, kada norisi tikrai jau pasilgų labai gyvo bendravimo. To aš dar skaitau. Mhm. Aha. O ką tas duotų, jeigu jūs sugrįžtumėt ten? Gerai, aš tada atsisveikinu, gerai, ir mes dar pasikalbėsim, kai aš sustabdysiu įrašą tokiam artimam pokalbiui, gerai, kur be įrašo. Tada masterclass baigiu ir dar kartą primenu, kad yra galimybė ne tik tai teoriškai, bet ir praktiškai su manim praeiti. Aš stipri transformatorė, pripažįstu save, o nesididžiuoju. Ir žinau, kad tikrai mano klientai daugybę rezultatų turėjo, keitė savo gyvenimus, savo realybės ir aš pati pasidalinu atvirai, ar ne, ką aš praėjau, tikrai tokius rimtus iššūkius, nusinulinimus ir pas mane yra, kaip pasakyti, aš suprantu, kad čia netgi gale padėti kitiems tą daryti. Dėkuoju dar kartelį, kad buvot, stabdau įrašą.